kaip minėjau, tai mūsų yra sandėlys realiai tikrai nemažas pagrindinių prekių. Realiai mes turime kažkur tai, tarkime, kiekvieną dieną maždaug nuo 50 galbūt iki 100 šilumokaičių yra skirtingų gamintojų, skirtingų dydžių. Tai yra, manau, realiai tokios antros įmonės kol kas aš nelabai žinau. Kaip minėjau, pristatymas yra mūsų irgi arkliukas, bet jau ir kiti mūsų kolegos prie to prisitaiko. Kokybė, tai mes labai akcentuojame kokybę. Tai yra, nesistengiam dirbti su pigiausiais sprendimais, pigiausiais prekiais. Tai yra, mes norim dirbti ir mūsų planuose yra dirbti tik tai su tom įmonėm, kurios gali garantuoti kokybę, pristatymą ir garantinį servisą. Aiškiai tam, kad nei jum neskaudėtų galva, nei mum neskaudėtų ir dirbtume, kaip sakant, savo darbą, o nespręstume dėl blogos įrangos problemas. Iš mūsų ir pagalbą galit gauti. Tai kas per pagalbą? Tai yra, mes galim pakonsultuoti, galime, tarkime, pasakyti, kas iš senos įrangos ką pakeisti į naują. Nes, kaip žinote, yra per šitos 20 metų pristatyta įvairios įrangos, buvo įvairių įmonių, įvairių prekių, kurios važiavo į Lietuvą įvairiais būdais ir, nežinau, aš galbūt priskaičiuočiau kokių 10 tipų vien tik šilumokaičių. O realiai dabar likę galbūt nuo 5-6 įmonės, kurios jūs galite gauti, visų kitų yra labai problematiški. Todėl realiai jau jūs turite kažkokią tai dabartinę prekę keisti, tai mes vėlgi galim patarti. Ar tai prie vieno bus, ar tai, tarkim, kažką tai reikės perdaryti. Bet jums nereikia sukti galvos. Kodėl? Nes galbūt jūs tą problemą sprendžiate pirmą kartą, o mes jau galbūt 50, nes mum įmonių tikrai nemažai skambina. Mes dirbam su keliais šimtais įmonių per visą Lietuvą. Kontaktas jau kas pastebėjo, turbūt, kad jeigu jūs mums nepaskambinat, mes irgi reguliariai jums paskambinam, pasiteiraujam, kaip jums sekasi, kaip gyvenimas ir kuo galėtume pagelbėti, nes jūs, kaip sakant, maitina turbūt, kaip jūs gerai aptarnaujate, o mus maitina kaip tai mūsų pardavimai. Tai dar trumpai